Dainuojantis, šokantis, demonstruojantis įspūdingas drabužių kolekcijas, deklamuojantis eilėraščius. Tokia gausybė talentingų vaikų rinkosi į konkurso Aukštaitijos perlas finalą. Čia išrinkti patys talentingiausi vaikai, kuriems atsivėrė dar didesnės galimybės kopti karjeros laipteliais ir savo svajonės įgyvendinimo link. Beveik 2 mėnesius vykusios Aukštaitijos perlų paieškos persikėlė į finalą. Net 300 dalyvių iš 12 Lietuvos miestų varžėsi dėl talentingiausio Aukštaitijos perlo titulo. Finale savo talentus demonstravo solistai, šokėjai, skaitovai ir modeliai. Konkurso Aukštaitijos perlas iniciatorė Raimonda Jegminaitė pripažįsta, kad iš tokio didelio būrio išrinkti pačius geriausius išties rimtas iššūkis. Tačiau varžytis tikrai yra dėl ko. Mes skatiname tai, kad vaikai turėtų galimybę pasirodyti scenoje, kad jie įveiktų savo baimės tam tikras, kad jie galėtų parodyti savo talentą, nes tas konkursas neužsibaigė tik tai čia. Mes tengiamės tos vaikučius rodyti koncertuose, siųsti įvairiausius konkursus ir būtent šiandien, tarkim, atrinksime vieną solistę, kuri keliaus į Italijos konkursą atstovauti Lietuvos. Mūsų tikslas yra toks, kad kuo daugiau jie tobulėtų, eitų į priekį ir tiesiog rodytų savo talentus ir galėtumėm jais pasidžiaugti. Bene daugiausia konkurentų turėjo tie dalyviai, kurie pasirinko dainavimą. Sulaukta nemažai jaunuolių, kurie jau yra žinomi iš televizinių projektų ir toliau siekia aukštumų. Pasak komisijos nario Gintaro Petraičio, Lietuva išties gali didžiuotis išskirtiniais vaikų balsais. Televizija pirmiausia savo duoda projektinės laidos ir manau, jeigu vaikas mato, kad jis geba gali dainuoti ir jis tiesiog dalyvauja. O čia dainininkų labai stiprių turim. Ar galime, kad turėsim ryškias žvaigždės? Aš manau, jau yra. Jau čia pamatysite žvaigždės, televizinės žvaigždės. Nes bent jau Gabija, kuri dalyvaus atlikėja, jinai buvo patekusi X Faktoriaus būtent tą etapą, kai jinai buvo pasodinta ant kėdės. Aistė labai stipri dalyvė, kuri irgi Lietuvos balse dalyvavo. Tai manau, pasižiūrėt bus tikrai ką. Daugelį Aukštaitijos perlo dalyvių šis konkursas vienas iš daugelio, bet kaip jie patys sakė, tapti Aukštaitijos perlu būtų itin garbingas titulas. Nors Pokylių namuose vasaris, kur ir vyko renginys, žiūrovų buvo pilnutėlė salė, tačiau vaikai pripažino, kad scenos baimės nejaučia. Priešingai prieš tokią minę pasirodyti trokšta kiekvienas kopiantis link aukštumų. Mes manom, kad esame visai stiprus, bet gerai. Tai kokį talentą demonstruojat? Šokam. Ką šokat? Šiuolaikinio stiliaus šokius. Kuo jūsų šokis yra išskirtinis, kodėl jūs būtent turėtumėt nugalėti? Nes vieninteliai šokam konkurse šitam ir šiaip gyra dažnai dėl visokių judesių ir panašiai. Tai va. Tau nesunku šokti? Sunku, aišku, bet taip gaunas, kad, įdomu ir tiek. Kodėl tu pasirinkai būtent šokius? Kodėl tau patinka? Kažkaip sudomina ir tiek. Tai va, daug dalyvaujam ir panašiai. Tai va. O tai sakyk dabar tu, kaip galvoji, kodėl būtent jūs turėtumėt nugalėti? Žinokit, neįsivaizduoju net. Nesakau, vieninteliai esam, tai gal praleiksim kitus. Mes atiduojam labai daug jėgų ir labai norim nugalėti. Koks prizas, dėl kokio prizo varžotės? Tai nesvarbu tas prizas, svarbiausia, kad įrodyt, kad mes esam geri ir kad galim. Mes jau daug esam nugalėję ir tikimės, kad ir vėl nugalėsim. Kaip galvoji, kodėl jūs lydi sėkmė? Todėl, nes mes nenorim, mes nesimaivom ir nenorim pakilti taip aukštai. Kartais, jeigu pakilsi labai aukštai ir maivysies, kartais gali greitai ir nukristi. Todėl mes tiesiog šiaip, nežinau, stengiamės, bandom ir darom viską ir norim tiesiog pakilti viršų, kad tik geriau ir geriau. O kas tau sukūrė tokius drabužius? Viena mama. O tau jie patinka? Bet biški veržia. Daugelio konkursų nugalėtoja įvairių televizijos projektų dalyvė Gabija Aleknavičiūtė taip pat išbandė jėgas konkurse Aukštaitijos perlas. Mergina sulaukė itin didelio publikos palaikymo, o komisija jau nuo pačių pirmų Gabijos pasirodymų įžvelgė jos talentus. Finale mergina išties sužibėjo, jai atiteko pagrindinis apdovanojimas. Labai netikėta, nes šiandien esu miegojusi 4 valandas ir dar truputėlį sergu.
Ir aš labai bijojau šiandienos, kad niekas nepavyks, ar suklysiu, ar dar ką padarysiu, bet aš manau padariau, ką galėjau. Gabija, kaip ir kiti prizinių vietų laimėtojai, patarė visiems trokštantiems įgyvendinti savo svajones, neužmiršti savo talento, o daryti viską, kad svajonė taptų realybę. Mano talentas išryškėjo jau nuo pat mažumės, aš jau buvau mažytė, jau buvau artistiška ir dainavau dainėles ir lankiau muzikos mokyklą ir tiesiog labai smarkiai užsispyriau, kad noriu dainuoti ir toliau tas užsispyrimas veda tolyn ir aš manau, kad tikrai dar labai daug metų aš dainuosiu ir nepaleisiu tos savo svajonės didžiosios. Kokia yra tavo didžioji svajonė? Mano didžioji svajonė yra tapti profesionalia dainininkė ir tapti žinoma visame pasaulyje. Aukštaitijos perlas konkurso finale išrinkti nugalėtojai atskirose amžiaus grupėse. Visiems jiems atiteko rėmėjų prizai ir žinoma atsivėrė dar platesnės galimybės žygiuoti link savo svajonės įgyvendinimo.